Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Paminklas iš akmenų. Paėmę Abšalomą, jie įmetė jį į gilią duobę miške ir sukrovė ant jo labai didelę krūvą akmenų. Tuo tarpu visi izraelitai išbėgiojo į namus. 2 Samuelio 18 skyrius 17 eilutė. Dovydas ir jo palyda, kareiviai, valdininkai, seneliai, jaunuoliai, moteris ir vaikai naktį kirto gilę ir sraunią upę. Hušajo patarimas pasiekė savo tikslą, jis suteikė Dovydui galimybę pabėgti. Bet veržlaus ir nekantraus kunigaikščio nebuvo galima ilgiau sulaikyti ir jis greitai išsiruošė persekioti savo tėvą. Mūšio vieta buvo giria netoli Jordano, kurioje didelė Abšalomo kariuomenė buvo jam kliūtis. Pakliuvę į miško tankumyną ir pelkes, nedisciplinuoti kareiviai pakriko ir tapo nevaldomi. Matydamas, kad pralaimės, Abšalomas sukosi bėgti, tačiau jo galva įstrigo tarp plačiai išsiskėtusių medžių šakų, o jo mulas pabėgo, palikdamas jį bejėgiškai kyboti ore ir tapusiu lengvu grobiu priešams. Tokioje padėtyje jį aptiko vienas kareivis ir paklusdamas karaliaus įsakymui paliko Abšalomą gyvą, tačiau jis viską, ką matė, pranešė Joabui. Joabas ilgai nedvejojo. Jis palaikė Abšalomą 2 kartus, taikė jį su tėvu ir toks jo pasitikėjimas buvo gėdingai išduotas. Jei ne privalumai, kuriuos Abšalomas pasiekė dėka Joabo, šis maištas su visu savo siaubu niekada nebūtų įvykęs. Dabar galimybė buvo Joabo rankose vienu mostu sunaikinti viso blogio kurstytoją. Jis paėmė 3 ietis į savo rankas ir perdūrė Abšalomui širdį. Taip žuvo maišto kurstytojai Izraelyje. Ahitofelis savo rankomis nusižudė. Puošnusis Abšalomas, kurio šlovingas grožis buvo Izraelio pasididžiavimas, buvo nužudytas pačiame jėgų žydėjime, o jo kūnas įmestas į duobę ir apdėtas krūva akmenų, primenančių amžinąjį papiktinimą. Būdamas gyvas, Abšalomas karalių slėnyje statėsi savo prabangų paminklą, tačiau vienintelis paminklas, bylojantis apie jo kapą, buvo akmenų krūva dykumoje. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.